Aš nesuprantu, kodėl nefokusuoja į mane. Kažkaip taip? Nu, bet išbalina veidą. Sušiukai baig. Nu, pabandom. Žodžiu, nežinau nuo ko pradėti, nieko aš čia nemoku daryti, nežinau ką kalbėti, bet jau iki buto, iki lofto, čia susistačiau savo tokį setuką su tualetiniais popieriais, būtų biški kaip stovas. Ir, žodžiu, nusprendžiau daryti namų įrengimo vlogus, video, nežinau kaip tai pavadinti. Atsiprašau, nes yra su manim sušis, kuris inkščia, nes naujoj aplinkoje jisai pirmą pusvalandį inkščia, tai gal kažkada nurims. Kodėl sugalvojau daryti šitą visą dalyką? Aš šiaip visą vaikystę. Sužiukai, nu prašau, leisk man. Žiūrėt. Dėl šiaip visą tai nusprendžiau daryti, nes pati labai mėgstu žiūrėti tokio pobūdžio video filmukus. Ir norėdavau šiaip daryti, aš ten ir atostogas, ir šiaip dienos su manimi, nu visokių tokių. Ir visą laiką atrodydavo, o kas žiūrės, o kam čia bus įdomu, o kam aš čia tai darau. Supratau, kad aš pati žiūriu tokius video, mano mėgstamiausias YouTube turbūt žanras yra visi vlogai, namų įrengimai, kur panos pasakoja tiesiog apie nieką. Aš nuo to atsijungiu, ilsinu smegenis ir man labai mano tema, tai pagalvojau, kad gal kažkam patiks mano video. Kaip keista, žinokit, o dieve. Atėjau iki lofto, padarysiu mini turą, šiek tiek papasakosiu, kur, kaip, kas bus, ką mes čia planuojam daryti, kaip šiaip atrodo viskas. Pasiskelbiau vakar naktį į Instagramą, kad galite užduoti klausimų, kadangi neturiu aš kaip tų klausimų čia įsijungęs, pagalvojau, kad skaitysiu iš telefono, bet nepagalvojau, kad aš su telefonu filmuoju, nepasėmiau kompo, nieko. Pabandysiu prisiminti keletą klausimų, atsakyti. O po to jau, kai aš čia kažką įsivažiuosiu, tai galėsiu normaliai užduoti klausimų, į kuriuos dar nebus atsakius ir jau tada atsakysiu. Ką tu irgi nori papasakoti, pasakyk? Ką? Ką tu nori papasakoti? Sušiukai. Tu nori namo į tau čia nuobodu? Pabūsim darbiški, tu gali eit prigulti. Suši! Ką sakai? Tu baig, velnias, tu velnias. Čia jeigu kam nors įdomu, kaip atrodo mano stovas. Čia dedasi telefonas ir šitai filmuojam. Be to, aš esu ką tik po antakių permanento. Čia dar šiaip paliksiu meistras kontaktus, nes pati geriausia permanento meistrė, tai nekreipi dėmesio, kad mano antakiai yra šiek tiek raudoni, bordiniai, apsivalę, nes man čia ką tik tatuiravo. Nu gerai, tai pradėsiu vedžioti po namus, padarysiu turą. Galvau gal daryti voiceoverį, bet man jaučiu tai bus per daug sunku, tai aš tiesiog apsuksiu kamerą, rodysiu ir pasakosiu. Čia turim įėjimą, turim labai tragiškas duris be akutės, kurias, žinoma, keisim. Tada čia šitoj vietoj turėtų būti spinta. Jinai turėtų būti kažkokia labai aukšta, kad neatrodytų kvailai šitoj didelėje patalpoje. Svetainė. Čia jau palikau dizaineriams spręsti, ką su ją daryti. Nu, bet, žodžiu, ten telikas, paprašiau, kad kažką padarytų su šita didžiulė siena, kad nebūtų jinai tuščia, tai ar ten lentelėm, ar lentynom, nu, kad, žodžiu, kažkaip ją apipavidalinti. Tada yra didžiulis langas. Užuolaidos kelsi, žinoma, iki viršaus, kondicionierius persikels kažkur, nežinau, čia jau dizaineriai nuspręs. Turim tokį vaizdelį per langus, nu, tiesiog nieko ypatingo. Tai yra labai įdomus dalykas, tai čia yra sandėliukas, kuriame, aš manau, gyvena žmogus, kaip per siaubo filmus ir jisai naktį išlys valgyti mūsų maistą. Ir aš čia dabar vieną pati nelysiu. Įdėsiu video, kaip atrodo tas sandėliukas. Ten yra palikta krūva daiktų. Aš prašau savininkui, paklausiu, ar jam jų reikės. Tai sakė, galiu viską mest laukan. Manau, su Pauliu padarysim atskirą video. Tai Mystery Box'ą, ką radom, nusipirkę butą, nes ten
Nežinau, aš ten žinokit nelindau, nes man ten yra baisu. Pačios sandėliuko aukštas, nežinau, turbūt koks metras pajų šiek tiek toliau, biški padidėjo lubos, bet negaliu daug papasakoti, nes aš bijojau ten lyst, nes mes atėjom naktį, aš bijau vorų, bijau vabalų ir nežinau, ko ten galima tikėtis. Kelsiu čia dabar tokią šiek tiek ištrauką, kad biški pasižiūrėtumėt, kaip ten kas atrodo. Oi, palauk, aš dabar būsiu YouTuberį, reikia išdėlimu. Pasižiūrėk. Eik. Ten dar kažkur leidžiasi žemai platforma. Aš matau. Nu, aš galvau, kad šitas sandėlys yra va tiek, kiek aš esu įlipęs. Aš irgi, bet tai kas ten per duris? Kodėl mes taip įdomiai apsižiūrėjom šitą chatą? Šakę šiek tiek reikės viską išnešti. Nu va, tada galim persikelti į virtuvės ir valgomojo zoną. Virtuvę keisim, bet virtuvę keisim jau kai persikraustysim, tai čia nežinau, turbūt po pusmečio, gal net ir daugiau. Jinai šiaip veikianti, man jinai negraži, bet jinai savo funkciją atlieka. Čia paklausiu šį savo šaliką ir jisai ant jo neguli. Baras liks taip, kaip ir yra čia. Čia paprašiau dizainerių, kad nedarytų spintelių viršui. Nežinau, man čia pakankamai vietos ir man jų tikrai nereikia. Valgomąjį irgi paliksim čia. Tada čia turim dvi duris. Čia yra tualetas, kurio man šitie veidrodžiai šiaip yra labai cool, bet jie visi tokie apsidaužę ir jau atgyvenę. Tai šiaip paprašiau dizainerių, kad visai norėčiau aš čia tokių tų veidrodžių, tik normalių. Žodžiu, mažytis svečių tualetas ir kaip patys esame pirmame aukšte. Šalia po laiptais turim sandėliuką tokį, kur manau bus virtuvės mano rakandai, mūsų su Pauliu siuntiniai, kurie dabar yra išsibarstę per visus namus. Ir čia ką aš noriu padaryti, tai su šio kambarį. Dizainerė sakė, kad čia jam labai daug vietos, aš norėčiau jam daug vietos, nu bet turbūt negausi daug vietos, nes jis blogas labai. Bet žodžiu, kad čia po laiptais būtų jo guolis, jo žaislai, tai turbūt gal šitą išlupsnu, nežinau, čia jau bus dizainerių reikalas, bet mano noras buvo, kad su šio guolis nebūtų vidury kambario, būtų čia, jis šiaip mėgsta palyst po foteliais, po lovom, tai manau, kad jam tenai įlysti tokį urvuką labai patiks. Pakilau į antrą aukštą. Antras aukštas neturi jokių apsaugų. Planas kol kas yra toks, kad visų pirma mes turim įsirengti antrą aukštą. Pirmas aukštas, grindys viskas gali palaukti, bet mes norim įsirengti antrą aukštą, nes be visų čia apsaugų, be trečio kambario, negalima čia gyventi, nes čia ir sušis gali išmokti skraidyti, ir patys galim galvas nusisukti. Žodžiu, antras aukštas yra prioritetas. Ir dabar irgi parodysiu, papasakosiu, kaip čia kas bus, ką čia kaip darysim. Ir va jau kai įsirengsim šitą antrą aukštą, tada kraustysimės jau čia. Planas yra toks, kad šitą visą erdvę mes dalinsim į dvi dalis, ne į dvi lygias dalis, nes čia šitam kampe bus Pauliaus darbo kambarys, kurį skirs siena nuo miegamojo. Pauliaus darbo kambarys nebus didelis ir čia visa likusi erdvė bus miegamojo. Tai čia greičiausiai dėsis stiklo kažkokia pertvara. Nežinau, kaip dizaineris sugalvos, nes čia tos lubos yra tokios įdomesnės šiek tiek. Tai čia jau palikau jiems spręsti. Neturiu aš miegamajam ir Pauliaus darbo kambariui ir šitam kažkokių didelių reikalavimų. Tiesiog, kad viskas tilptų, kad būtų patogu. Čia labai norėčiau, kad dar tilptų spinta, nes pagal vienus brėžinius, kuriuos mes turim, tai čia buvo jinai pabraižyta, nes kitaip Paulius neturės kur savo rūbus susidėti. Instagrame buvo klausimas, kur tokiuose butuose yra vonios kambarys ir ar reikia vaikščioti į pirmą aukštą. Tai ne. Vonios kambarys yra antrame aukšte, tas jau pagrindinis, su dušu, su vonia ir panašiai. Tai šiaip šitas vonios kambarys yra labai didžiulis, labai baisus, ta prasme, kas sugalvojo daryti vonios kambarį raudoną. Šitą vonios kambarį visiškai visą reikia išgriauti, visiškai visą padaryti nuo nulio. Mūsų norai ir mūsų planai yra daryti vonią, nedaryti šitos bidė, daryti vonią, tada dušas ir jau tada tualetas, spintelė, skalbimo mašina ant viršaus turėtų eiti čia vyklę. Dar labai paprašiau dizainerių, kad gal kažkur įterptų kažkokią nedidelę, ploną, bet ilgą aukštą spintelę, kur aš galėčiau susidėti rankšluosčius, kosmetikas,
Nes aš šiaip nemėgstu stalčių, man netelpa, nežinau, plaukų lakai, nepatogu. Tai labai norėjau spintelės kažkokio. Čia miegamasis, vonios kambarys ir mano drabužinė. Drabužinės kol kas nekeisim, viskas čia ok, tik tai ką reikės padaryti, tai padaryti normalų apšvietimą, nes kol kas, žodžiu, kišamas į rozetę, va toks, tai, nesąmonė, tai reikės, kad apšvietimą padarytų normalų ir viskas man čia ok, turėčiau ir tilpti ir, žodžiu, ten dar ir daug dėžių visokių susidės su sezoniniais rūbais. Padariau visą namų turą, turbūt, kad viską parodžiau, viską papasakau ir dabar atsakysiu į keletą klausimų iš Instagramo, tai kelis aš pamenu, po to pasižiūrėsiu, dar ką praleidau, irgi atsakysiu. Pagrindinis klausimas, kuris visiems labai įdomus ir kurį gavau gal bent 5 kartus, ar namus pirkote per pusę? Tai ne, namus pirko Paulius. Man dar labai daug reikėtų dirbti tokiem namam. Mama yra Pauliaus ir dabar taip išeina, kad aš darau video apie Pauliaus namus. Esam kartu, viskas kartu, tai nežinau, tai sakysiu, kad mūsų namai, bet šiaip turėkite omeny, kad pirko Paulius. Nesakysiu, kad vat Pauliaus namai, vat Pauliaus svetainė, vat Pauliaus čia tas ir tas. Namai mūsų pirko Paulius. Aš jau prisidėsiu prie įrenginėjimų, pirksiu sofą labai brangią, kur aš žiauriai noriu. Kitas klausimas buvo kvadratai, vieta, kambarių skaičius. Tai kambarys, matot, kad čia yra vienas didžiulis ir kol kas nėra atskirų. Kvadratų yra 130, kas yra cool, kol tu nesužinai, kad kuo daugiau kvadratų, tuo viskas brangiau. Bet labai patinka man ta erdvė, labai patinka visas tas lubų aukštis. Lubos, man atrodo, 6 metrai, gal net ir su trupučiu. Labai, žodžiu, patinka tas erdvės pojūtis. Kokioje vietoje? Tai Naujamiestį, visi, man atrodo, kas Vilniuje žino, kad yra 2 loftų vietos, tai yra, kur jau Vytenio gatvė, ten Vytenio Kauno ir tada, kur Švitrigailos ir Vytenio gatvė, tai vat mūsų tie arčiau centro. Pasižiūrėjau dar klausimus ir vieną gerą atradau, kodėl loftas. Aš turiu kažkokią silpnybę loftam, aš jau turbūt nuo kokios 10-11 klasės, kai žinojau, kad studijuosiu Vilniuje, aš jau pradėjau žiūrėti savo nuomai loftą, kai dar pirmas kursas labai toli buvo. Žiūrėjau tus loftus, kur 30 kvadratų degtukų dėžutė. Bet man ta erdvė ir tas visas tos aukštos lubos, labai man patinka. Ir mes su Pauliu, kai pradėjom žiūrinėti butus, apžiūrinėti juos, buvo tiesiog 2 pasirinkimai. Arba mes gyvenam, 60 kvadratų, naujos statybos bute su balkonu, ar tai kažkokia terasa, 3 kambarių. Arba mes imam loftą 130 kvadratų, be balkono, be terasos, bet tu turi aukštas lubas, tu turi tą visą erdvę, tu turi, tokia, kaip Paulius sako, įkvepianti erdvė. Supratau, kad ir aš dar tarp kitko spiriojaus, kad blema, čia taigi savi namai, norėsis gal balkono, gal terasos ir mes turim šunį. Jeigu tu nori pabūt lauke, tu vedi suši į lauką. Mes kiek turėjom balkonų, terasų neturėjom, bet kiek gyvenom butuose su balkonais, tai neišeidavom mes į tus balkonus. Supratau, kad auginant plius šunį, kad neini tu sėdėti tą balkoną. Bent jau mes neidavom, jeigu nori kavos, tai mes mėgstam eiti out pasimti kavos, turim čia kieme backstage cafe, dar visokių kavinukių. Jeigu norėsis pabūt lauke, siemi sušiuką, pasiemi kavytės ir gali pasėdėti. Tas turbūt dėl visos tos didybės, dėl visos tos erdvės. Ir kai tu renkiesi tarp 60 kvadratų ir 130 kvadratų, tai mes, kaip žiūrėjom šitą butą, nebenorėjom mes nieko kito. Tik šitą loftą buvo nusprendę nebeparduoti. Kai jau Paulius pradėjo ten kalbėti su bankais, kai skelbimas buvo išimtas, mes vis dar turėjom brokerio numerį, tai mes įkalbinom realiai parduoti. Galvom, kad viskas nuplaukė, bet žodžiu, viskas gavos gerai, jau butas mūsų. Ir dar vienas klausimas, kurį pamenu, tai kodėl pirkote tik dabar, kai ant kainos užkilusios? Dėl to, kad Paulius tik pavasarį pardavė savo butą Fabijoniškėse. Negalėjo žmogus imti 2 butų, 2 paskolų. Pardavė Fabų butą ir atsikratė vienos paskolos ir dabar galėjo įsigyti šitą naują butą. Ar buvo klausimų apie kainą? Kadangi mokėjau ne aš,
Tai yra ne mano pinigai, ne apie savo pinigus, aš gal ir nenoriu kalbėti. Tu neklausėt, bet pati labai noriu pasidalinti, kokį interjero dizainerį išsirinkom. Šiek tiek noriu paplėtoti tą temą. Tai mes su Pauliu rašėm turbūt visiems įmanomiem interjero dizaineriam, klausėm kainų, klausėm, žodžiu, visko. Išsirinkom Flamingo interjeras, įkelsiu čia kažkur jų Instagramą. Dėl ko išsirinkom būtent šiuos interjero dizainerius, mums labai patiko jų sukalbamumas, jų supratingumas, kad mes nenorim ir net nelabai galim daryti viso čia šito grandiozinio projekto ir, nežinau, nuomotis buto, mokėti paskolą ir dar daryti didžiulius remontus, kad norim pirmą, antrą aukštą, tada, nežinau, gal vasaros metu, kai galėsim kažkur išvažiuoti daryti pirmą aukštą. Labai palaikė, labai sutiko, kad daug kas taip daro ir kad čia viskas okei. Tarp kitko buvo tokių dizainerių, kur negražiai atrašė, kad jūs čia nesąmoningai sugalvojat ir čia yra nesąmonė ir arba taip nedarom, arba aš neapsiimu šito projekto. Pasirodo, dar būna ir taip, kur žmogus už projektą prašo 10 000 ir dar išvadina nesąmonę. Išsirinkom Flamingo interjerą, buvo čia panelės jau atėjusios viską apžiūrėti, viską išsimatuoti. Aš tuo metu buvau Ispanijoje, tai mes čia suskambinom, žodžiu, Paulius buvo vietoje, aš buvau tenai. Kalbėjom, fainos man pasirodė ir žiauriai laukiu jau vizualizacijų, kaip čia ką padarys. Kažką šiuo metu ieškot sukalbamų, normalių žmonių. Irgi rekomenduoju nueit pasižiūrėti, pasičekint. Dar išsirinkom jų rekomenduotą statybų įmonę, bet apie ją dar nieko negaliu pasakyti, nes su statyba, man atrodo, yra taip, kad statybininkai vėluoja, nedaro nieko laiku, viskas užsitęsia. Tai jau ar galėsiu statybininkus rekomenduoti, turbūt pasakysim tada, kai įsirinksim antrą aukštą. Ir kai pasižiūrėsim, kaip dirba, kaip kas, ar kliurkų padarė, nepadarė, bet šiaip rekomendavo mūsų dizaineras, sakė, kad irgi labai sukalbami, labai normalūs žmonės, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Mesiu čia kažkur ant ekrano šiek tiek nuotraukų iš Pinteresto, kaip aš įsivaizduoju tuos namus, koloristiką ir panašiai, kad šiek tiek jūs įsivaizduotumėt, kas čia bus visoje šitoje erdvėje. Bus tiesiog kaip pusė Vilniaus būtų šiuo metu. Šviesas, neutralių spalvų. Vienintelis dalykas, ko prašiau interjero dizainerių, kad nepadarytų bali stiliaus, nes su šituo namų stilium, jeigu, nežinau, dėtumėm ten šiaudinę lempą, šiaudinį krepšį, tai man iš karto balio stilius, kurio aš nenoriu savo namie, nes man tas bali stilius gali būti prie jūros, nežinau, ten vasaros kažkokiam namukė, bet ne savo namuose. Man atrodo, kad čia aš jau ir baigsiu savo šitą video. Man atrodo, dar liko neatsakytų klausimų, bet reikia turėti kažką, ką pasakot ateityje. Labai noriu jūsų paprašyti labai nepjaut manęs komentaruose, nes man žinokit, čia yra irgi ir cringe'as, ir nejauku, ir bandau žiauriai per save perlipti. Ir dabar paskutiniu metu kovoju su savo galvyte, kad nereikia dėtis filtrų, kad neatrodau aš taip kaip su filtrais. Ir labai keista dabar filmuotis be filtrų, be nieko. Bus kažkokios konstruktyvios kritikos, tai rašykit. Nežinau, jeigu patiko, irgi rašykit, nes įdomu, žodžiu, nežinau. Taip, žinokit, kalbu ir toks, noriu žemę sulyst. Jeigu užpjausit komentaruose, tai nebedarysiu, žinokit. Verksiu turbūt savaitę ir nebedarysiu video. Tai tiek šiam kartui. Manau, kad musė.